Gerbiami kolegos, be abejo, mes esame ruošiami nuo 14 metų rinkliavos padidėjimui. Tai yra vienareikšmiai, nes jeigu kas atidžiai stebi visus parengiamus projektus sprendimų, jie yra tiesiog labai gražiai dabar uždėviliuojami, o paskui jie yra, gauna juridinę galę. Dėl Fortumo. Pirmiausia, kaip buvo atidarinėjama gegužės 30 dieną Fortumas, kas atidžiai klauso Lietuvos radiją. Aš esu jos gerbėjas. Iki kažkur 14:30 minučių buvo pranešama visiems gyventojams ir Lietuvai žinia, kad klaipėdiečiai turės pigesnį šilumos energiją. Kad Fortumo atsiradimas įgalins kažkur ten atpiginti apie 10% kalbėjo šilumos energiją. Po 15 valandos matyt ekspertai šitą žinią pakeitė ir šitas sakinys buvo pasakyta atsakiai, kad galimai sumažės šilumos energija. Rezultatą mes turime, pelenų pridavimas mums yra brangiau negu, visas tas deginimas. Ir mums nuostolis jau susidaro 71,39 centai. Kita, administracinės sąnaudos. Ar tikslinga, jeigu kolegė Zita Kleičytė pasakė labai taikliai, aš, pavyzdžiui, kaip gyventojas gaunu apie 7 pranešimus, kadangi aš galiu susimokėti rinkliavą, kaip tai pasibaigus šildymo sezonui. Ir kiekvieną kartą ateina kas ketvirtis ir dar 3 priminimai. Tai čia yra jau taip pat paslėpti šitie nereikalingi administravimo kaštai ir galbūt reiktų šitą sistemą tikrai persižiūrėti. Dėl, registrų centro. Ar tikrai yra toks masinis, būtų keitimas ir naujų būtų pridavimas, kad jau šitai brangina administravimo kaštus? Tikrai ne, nes gyventojai moka rinkliavą ir tie būtai, kurie niekas negyvena, yra migravę. Gyventojai sumažėjo 30 000, rinkliava mūsų nepakito, šiukšlių surenkama daugiau. Bet niekas nekalba, mes 1 tonos įkainį didinam, o kas pasakys, kodėl neperžiūrima susikaupimo norma? Ta norma lieka ta pati, nors yra vieša paslaptis, kad ir rinkliava, gyventojų nebėra ir šiukšlių tiek nebesurinkam. Kada aš kaip tarybos narė, Kratso įstaigai parašiau paklausimą ir paprašiau, kad man atšviestų žiniaraščius, kiek per mėnesį atvežama komunalinių atliekų. Žinau, kokie aš gavau atsakymą. Kam jums šito reikia? Tai va šitaip yra vykdoma konstitucinė, pareiga tarybos nariui žinoti, kam yra, kiek yra atvežama. Nes čia ir yra paslėpta šitoj susikaupimo normai ir dabar pabranginę, tonus, be abejo, kad po naujų metų mes peržiūrėsime įkainį. Ir administracinės sąnaudas. Pasižiūrėkim, kokiam gražiam prabangiam pastatai sukūręs Kratas. Ir savotiškai Kratas, jau buvo signalas visiems politikams ir klaipėdiečiams, kai buvo surinkta 6 milijonai daugiau rinkliavos. Aišku, padarytas yra geras darbas, neneigiu, kad tos požeminiai konteineriai ten gali, ponas Šulcas prie jų visada stovi gražiai nuotraukai. Ir dabar klaipėdiečiai, kas yra Kratas? Be abejo, Kratas tai yra liaudis, kaip vadina, klaipėdietiška sopranų mafija. Tai yra prabangus verslas. Ir ten visos dukterinės, anabazija ir panašiai, tai kas yra, be abejo, tai ir įdarbinimo kalbė ir visi dirba. Reikalingi žmonės. Ir aš palinkėčiau, yra išleistas labai gražus žurnalas Didžioji Klaipėda mąstančiam. Ten gal reikėtų parašyti skliaustelius, kad Didžioji Klaipėda skaičiuojančiam. Ir jeigu tiem klaipėdiečiams sudėtumėt visus tas sąnaudas, tai čia ir labai gražiai savivaldybės administracijos direktorius stovi su šypsena, žada nemokamus darželiuose vietas ir automobiliai nemokamai stovės ir panašiai. Taigi, mielieji, mes neturėtumėm leisti augti šitai rinkliavai. Ir jeigu būtų parašyta sprendimo projekte, kad nedidės ta rinkliava, nereikia peržiūrėti įkainių, jinai turėtų net sumažėti. Ir aš labai gailiuosi, kai dirbau darbo grupiai ir net kovojau, kad tik kai mes tarybai sprendėm sumažinti rinkliavą, kad mes atkovom tik 10%. Ir reikėjo atkovoti 50%, tai tada būtų galėjai didinti, mes grįžtumėm prie senosios ir būtų ir sopranų mafijai pati užtekliai ir Didžiajai Klaipėdai išleisti, ir gyventojai galbūt taip skaudžiai nebūtų nukentėję. Taigi, jeigu būtų sprendimo projekte parašyta aiškiai, kad vietinė rinkliava gyventojams tikrai nedidės, tai žiūrint į visus europinius projektus galima palaikyti. Bet nesant šito sakinio, mes užkoduojame nuo naujų metų gyventojams rinkliavos augimą. Ačiū.